Beje, kokia škvaila, jeigu jisai turi raktus. Nepakenčiama, kaip būtų raktai, mėtosi, kur pakliuvo. Jo labiau, kad jis galėjo juos pamesti. Paskui žmonės stebisi, kad vieną gražią dieną juos nužudo. Reikės atimti raktus iš Mišelio. Kelinta dabar valanda? 6. Čia ne mano šmėkla, čia aš. Mišeli, tu mirtinai išgąsdinai motiną. Pasižiūrėkite. Kaip tu jį... Pro duris aš užlikiau vienu šuoliu, aš vos neuždusau. Sofija, kas tau? Palik mane. Visų pirma, mano nuomonė atrodo nepadoru, kad būdamas tokio amžiaus, tu vis dar užsispyręs vadini savo motiną Sofija. Žoržai, bet juk tai yra sena pravardė dar iš vaikiškų knygelių, visai nerimtai. Tavo motina labai blogai jaučiasi. Jūsų veidai tokie, lyg tai aš būčiau padaręs nusikaltimą. Panašu į tai, brangusis. Tavo motina vos nenumirė besijaudindama. Aš grįžau namo nesitverdamas džiaugsmu, kad jūs pamatysiu, kad galėsiu išbučiuoti mamą. Jūs mane apstulbinot. Ne veltui. Kur tu buvai? Na, pagaliau leiskit man atsikvėpti ir aš jums turiu daug ką pasakyti. Ką tokio baisaus aš padariau? Vakar vakare tu negrįžai namo. Tu nenakvojai namuose, tu neperspėjai, kelintą valandą grįžti. Tėti! Man 22 metai ir aš pirmas tik nenakvojau namuose, pripažink. Kur tu buvai? Tėvas tavęs klausia, kur tu buvai? Na, paklausykit, vaikai, paklausykit tėtį, paklausykite man. Leiskit, nu, aš turiu jums daug ką pasakyti, aš tik tais norėjau... Tu norėjai, va, čia nurodinėja tavo tėvas. O be to jisai nori su tavi pasikalbėti, prašau, eik su juo į kabinetą. Nesakykit. Visų pirma, tėtis neturi kabinetą, turi tik labai sujauktą kambarį, o be to, aš norėčiau pasikalbėti visų pirma tik su tavimi. Nežinau, ar tu suvoki, berniuk. Žoržai, jeigu Mišeliui iš pradžių lengviau pasikalbėti su motina, tai prašau, eik į savo kambarį. Nieko rimto neįvyko, ar ne, Mišeli? Ne. Žoržai, Mišelis tavęs varžosi. Aš varžausi, tėčiu. Prašau, eik į savo kambarį. Mes dar pasikalbėsim, berniuk. Gerai, tėti. Sofija, brangioji mažylė Sofija, tu pyksti ant manęs. Negi tu negali pabučiuot manęs nesistumdydamas ir neveždamas plaukų? Na, aš netyčia. Ir nebučiuot manęs į jausą, aš to nekenčiu, Mišeli. Sofija, ką aš matau? Jūs pasidažiusi lūpas? Taip ir pasipudravus. Tikras lūpų dažas bučiniams, neįtikėti. Aš buvau tokia išbryškusi, kad bijojau išgąsdinti tavo tėvą. Nenusipalikiau, jie tau taip tiko. Tarytum tu žiūri mane. Klystate, mieloji ponė. Aš stebiu jūs pikės kampučiu ir man netgi buvo pasirodė, kad jūs smarkiai apsileidote. Aš taip norėčiau daryti jums makiažą, šukuoti jums plaukus. Dar to betrūko. Aš pernelyg atleidau pavadžius ir nemokiau tavęs tvarkos. Tai tavo kambarys yra tikra arklydė. Gerai. Tai mano pasibrauk pro nešvarius marškinius. Gerai, Sofija. Aš einu pas tėtį. Jis apsimes, kad kažką baigė skaičiuoti ir išsakys tas pačias frazes. Nesigysiu iš tėvo darbo. Tu pati nuolatos skaičiuosi iš tėvo povandeninį pulkinio šautuvo dabar? Aš tai ne tu. Nu, atleis. Sofija, leisk užlipti pas tave ant kovos.
aš nusėdu. Leisk priglauti galą prie tavo peties. Nežiūrėkim viens į kitą, žiūrėkim štai į langą tiesiai. Į naktį. Furgono arkliai poilsiavietė, gerai? Tokia pradžia nežada nieko gero, Mišeli. Kokia tu pikta? Jeigu turi ką pasakyti, kalbėk, Mišeli. Tu turi skolų? Patylėkite, nekalbėkit nesąmonę. Aš klausau, Mišeli, kalbėk. Sofija, aš laimingas. Bet prieš pranešdamas apie tą laimę tau aš turėjau pilnai įsitikinti, nes jeigu tu negalėsi būti laiminga kartu su manim, aš negalėsiu jausti tos laimės. Įsivaizduoju, Sofija, kursą aš sutikau jauną merginą, veikiau jauną moterį. Žodžiu, jinai 3 metais už mane vyresnė. Aš pradėjau praleidinėti pamokas, bijonus ir rasočius aš nupiešdavau iš anksto. Mama, jinai mane dievina ir tu ją dievinsi. Ir aš ją dievinu. Aš noriu rytoj pat atvesti pas jūs supažindinti, pas tave, pas tėtį. Mama, aš laimingas. Ar tu laiminga, Sofija? Laiminga? Oi, dirbant su tokia trupe, man buvo tiesiog palaimė. Būtų galima labai paprastai paaiškinti, daug neįsiplečiant ir taupant eterio laiką. Režisierė mane apkabino ir pabučiavo. Žmonės sako, kad tu esi režisierė. Ane balamutį, kad Pradedu suprasti, kas tai yra. Gerai. Nu ką aš galiu pasakyti? Tu pasitrauk į šalį. Nu, patenkinta, žiūrėsim, kaip atrodys viskas. O tai vienas garsus. Smagu žinoti. Girdisi kas nors? Įdomu žarabuoti. Problemų daug buvo? Aišku, visi rūko, reikia uždrausti.